nors atrodo ir gyvenu kiekvieną dieną tuo dalyku, bet iš tikrųjų pamirštu. Žinau, kad dabar galvojat. Kai aš sutinku dantistą, iš tikrųjų visą laiką žiūri jo dantis ir galvoja, ar susitvarkęs ar ne. Jeigu sutinku batsiuvį, tai visą laiką pasižiūri, ar jo batai švarūs, tai dabar įsivaizduoju, jeigu aš dietologė, tai žiūriu, kaip atrodo šitas dėlės, ar nelabai mėgsta. Tai žinokit, normaliai visai. Iš tikrųjų, per plona būti negaliu, nes kai panueisiu pasargantį žmogų anoreksiją, tai jis sakys, pati pažiūrėk į save, tai ko čia dar mane gydyti. Jeigu būsiu per daug stora, tai vėlgi tada nutukę žmonės sakys, nu jo, atėjo dramblys, pamokyt begemotą, kaip plonam būtų. Tai va, tai iš tikrųjų esu normali, bet ką iš tikrųjų dietologai veikia, tai tikrai negydo nutukusių žmonių arba ten labai liesų žmonių. Dietologai tai yra gydytojai, kurie gydo kažkokius mitybos sutrikimus. Tarkim, jeigu žmogus negali valgyti, jeigu jisai neturi žarnyno, jeigu jisai negali praryti, jeigu jisai yra be sąmonės ir neturi galimybės pats pavalgyti, tai jį kažkaip reikia pamaitinti. Tai dietologas yra toksai žmogus, kuris užtikrina mitybą bet kokios sveikatos žmogui. Už tai, kai mane pakvietė pakalbėti tema apie vaikus, apie jų sveikatą, aš labai suabejojau, ar čia man, sakau, ką aš čia gilinsiuosi kažkokius maisto papildus, į kažkokius tai vitaminus, smulkmeną. Yra žmonės, kurie miršta ir reikėtų jam padėti. Bet iš tikrųjų tie žmonės galbūt neatsidurtų ligoninėje, jeigu ta mityba prasidėtų nuo pačio mažo vaiko. Jeigu nuo pat mažens mes skiepintumėm sveiką mitybą, sveiką gyvenseną ir jisai matytų gerą pavyzdį iš tėvų, galbūt neatsidurtų ligoninėje su baisiais kritiškais dalykais. Aišku, yra situacijų, kai tėvai gali pagelbėti ir yra situacijų, kai negali pagelbėti. Tarkim, aš visai neseniai, kiek čia metai laiko turbūt praėjau, turėjau 2 pacientus, vaikus. Vienas vaikas 6 dienų būdamas turėjo tokią problemą, kad jam teko pašalinti žarnyną ir palikti 12 cm žarnos. Buvo įdėtos ir daktarų, ir mamos visos pastangos, kad tas žarnynas būtų ataugintas. Tai yra, buvo skirtas maitinimas į veną, mama davė savo pieną, paskui mišinukais maitino ir šią dieną tas vaikas laksto, visas storuliukas, burundukas, patenkintas gyvenimu. Kita situacija buvo labai panaši, vaikas irgi turėjo žarnyno problemų, bet mama vietoj to, kad kreiptųsi į gydytojus, į specialistus, žinodama, kad vaikas turi sutrikimą, jinai ėjo pas užkalbėtojus, gydė žolelėm, prisiskaičiusi visokiausių dalykų ir kai atvežė 5-metį sveriantį 11 kg, kurio kojos buvo, pagaliukai. Net nemoku pasakyti, kai atsistojo vaikas šlapintis ir nusimovė kelnes, aš atsisėdau, nes man pasidarė silpna. Jo žarnynas buvo išpūstas visas pilvas ir kaip darėm tyrimą su lempute, kaip kiti sako, galima buvo pamatyti tą lemputę, kaip važinėjo po visą pilvą, nes ten nieko daugiau nebuvo, tik tai žarnos pas vaiką. Ir kai tokį vaiką pradėjom gydyti, tai po 6 mėnesių tas vaikas priaugo svorio, ataugo savo normalų svorį, bet reikėjo labai daug įdirbio su mama, kad mama suvoktų, jo gydymas, gera mityba, ne blynais, ne tai, kad ten vaikas nori saldainių visą laiką, nors jisai serga. Įdirbis su tėčiu, kuris skyrėsi su mama, tuo metu, nes ir vaikas galbūt ir psichologiškai labai daug priklausė toksai dalykas, kad vaikas sirgdavo ir tada matydavo, aha, aš sergu, vadinasi, tėvai su manima būtų kartu ligoninėje, jie nesipyksta, jie tuo metu nesiskiria, nevaikšto pas advokatus. Tai kai įdirbis buvo su šeima, tada vaikas pradėjo sveikti. Tai viskas priklauso iš tikrųjų nuo mūsų suaugusių. Vaiko sveikata, vaiko mityba pirmiausia priklauso nuo mūsų tėvų, nuo tų žmonių, kurie esam šalia, galbūt ne tėvai, galbūt seneliai. Tai va. Tai toksai dalykas apie dietologiją truputį, kaip aš atsiradau GNLD, esu iš tikrųjų pati GNLD konsultantė, tai kaip turbūt prieš porą metų buvau pristatymę ir iš tikrųjų labai nesusidomėjau, nes sakiau, kas čia pristatė. Vyras irgi taip pat pagalvojo, bet mums tiko skalbimo milteliai, tiko namų priežiūros priemonės ir mes tapom vartotojais. Tai pirkdavomės iš kolegės priemonės ir niekada apie verslą negalvojau. Ir kai aš buvau labai nėščia, 9 nėštumo mėnesį, vieną kartą paskambino draugė ir sako, turiu pasiūlymą tau. Duosiu knygą, paskaityk, paskui pakalbėsim. Davė knygą, paskaičiau. Ir taip skaitau ir man taip akyse atsiveria GNLD vaizdas. Ir skambina, ar čia tik ne GNLD? Sako taip, sakau, šitą sektą tai aš jau tikrai neįsiu. Ir buvo taip, kad susitikau su Giedrium, kas čia pažįsta Giedrium, tą Skype'ą, pradėjom kalbėti. Verslas, kaip man čia viskas ir lipo.
galvoju, dar papildomai pinigų užsidirbsiu, dar ir prie mokslinių puslapių prieisiu, prie visos informacijos, kaip čia ir viskas gerai. Bet aš jam tada ir pasakiau, niekada gyvenime aš nekalbėsiu apie maisto papildus, nes aš jais netikiu. Jeigu vaikas, suaugęs ar senukas maitinasi sveiku maistu, jam tų maisto papildų gyvenime nereikės. Tai tada tu su Giedrium 2 valandas prasiginčinau ir jis manęs neįtikino. Po kiek laiko, sėdėdama namuose, nes laukiau jau to viso gimdymo, 3 savaitės buvo likę gimdymo, galvoju pasiskaitysiu, ten Giedrius buvo atsiuntęs keletą puslapių, pasižiūrinėt ir žiūriu, mokslininkai, garbūs mokslininkai pasaulyje darantys tyrimus, rašo tuose pačiuose puslapiuose, gan ilgai mokslininkai turiu omeny, kur skelbiami visi tyrimai apie parenterinį maitinimą skiriamąją veną, apie enterinę mitybą, padaryti dar didesnį tyrimai negu kai kuriems vaistams. Ir tada pradėjau galvoti, gal iš tikro žmogui reikia ir jisai negali suvalgyti visko, ko iš tikrųjų jam reikėtų. Iš tikrųjų dar nežinom turbūt galybės dalykų, ko mums reikia. Yra tyrimai padaryti, ko mums tikrai reikia, yra tyrimai padaryti, ko mums geriau iš tikrųjų negauti, bet yra daugybė dalykų, kurių mes nežinom. Ir kai mane žmogus paklausė, gal aš galiu valgyti cepelinus ir išgerti visus kanal D vitaminus, papildus ir taip toliau, ir aš būsiu sveikas, tai sakau, tikrai ne. Dėl to, kad maiste yra tikrai daugybė medžiagų, kur mes nežinom jų naudos. Nežinom, kad jos dar ten yra, jos tiesiog yra neatrastos. Ir valgyti reikia viską, kuo platesnį, kuo įvairesnį maistą. Tik tai, aišku, reikia ir nepersistinti. Nes iš tikrųjų antros mergaitės besilaukdama labai mėgo apelsinus ir valgydavau ten po kokius 2 apelsinus, dar gerdavau fantos po butelį per dieną, tai dabar Smiltė kaip savo, nors skiltelę apelsino suvalgau ir maitinu krūtim, tai ją iš karto visą išberia. Tai nepersistenkit, būdamos nėščios, nes vaikų gali prisiliepti paskui visą gyvenimą. Dabar apie ką norėčiau papasakoti pirmiausia. Gal nuo to, kaip vaikas yra pats mažiausias. Pats mažiausias mūsų vaikas tai yra pilve. Bet jis jau yra vaikas, jis ten mirksi, jo širdelė plaka, jisai ir pirštukais ten kažką daro, mamai pilvą kutena ir tokiam vaikui reikia valgyti. Ką dabar tas vaikas valgo? Valgo tą, ką valgo mama. Tai jeigu mamos labai mėgsta pasėdėti McDonald'e, Hesburgerį, parėjęs užlamšti po gabalą šokolado, nu tai tas vaikas valgo tą patį. Jisai valgo visus kancerogenus iš keptų bulvyčių, gauna visus angliavandenius ir jokių maisto medžiagų. Tai ką dabar reikėtų tam vaikeliui gauti? Mokslininkai yra nustatę, patvirtinę turbūt 1000 tyrimų, kad pirmas dalykas tai yra folio rūgštis. Kur tos folio rūgšties gauti? Jeigu taip jau norim, ją tikrai visą suvalgyti. Tai yra visos lapinės žalios salotos, špinatai, visi praktiškai vaisiai daržovės, kas yra žalia. Tai mes anąsyk pabandėm su savo kolegėmis sudėti ant stalo salotų krūvą, kuriame gautume 400 mikrogramų folio rūgšties. Tai nepameluosiu, buvo kalpas ir jį reikėtų suvalgyti per dieną. Tai turbūt ne viena nėščia moteris tiek per dieną nesuvalgo, todėl visom visą laiką gydytojai nėščioms rekomenduoja 3 mėnesius prieš pastojant, jeigu planuojat. Na, aišku, jeigu neplanuojat, čia nieko nepadarysi. Ir 3 mėnesius nėštumo metu gerti folio rūgštį po 400 mikrogramų. Ar gali GNLD padėti tokį dalyką mūsų mityboje pakeisti, papildyti ar panašiai? Skaičiau anąsyk visus buteliukus ir radau. Dabar pasikuisiu pas Astą, pažiūrėsiu, ar turiu vaikų ir ar turiu tokių buteliukų. Formulė 4. Radau folio rūgšties. Ir čia jos yra gana nemažai. Taip, mamai geriant formulę 4 galima gauti folio rūgštį. Jeigu neperkat vaistinėje arba nutarėt, kad norit gauti, tarkim, platesnį spektrą kažkokių tai vitaminų ar mikroelementų, galima rinktis vieną formulės 4 buteliuką esančią kapsulę. Į mažesnį krepšelį dėsiu mamai reikalingus vitaminus. Paskui dėsiu į didesnį krepšelį vaikui, palyginsim, ar iš tikrųjų panašiai gaunasi. Ką dar reikėtų mamai suvalgyti, kad tikrai vaikas gautų viską, ko reikia? Omega 3. Kur dabar tos omega 3 yra? Tai yra jūriniai žuviai. Yra toks tai paradoksas, kad iš tikrųjų omega 3 būtinai reikia gauti mamai, bet žuvies nerekomenduojama valgyti. Tai iš kur gauti tos omega 3? Nu, galim gerti
linų sėmenų aliejų, bet jeigu 9 mėnesius linų sėmenų aliejus po 5 šaukštus kasdieną išgersi, tai man atrodo visą gyvenimą nenorėsiu čia į tą aliejų. Tai alternatyva irgi yra kapsulės. Kaip dabar rinktis tas kapsulės, iš kur žinoti, kad ta žuvis yra sveika? GNLD turi omega 3, kuri yra sveikos jūrinės žuvies, daryta iš lašišų, iš tuno ir patikrinta nuo 160 toksinų. Labai atsargiai rekomenduočiau rinktis iš vaistinės, dėl to, kad buvom turbūt ir ne vienas konsultantas, paskui atsakysiu klausimus, jei galim. Ne vienas konsultantas turbūt buvo konferencijoje, kurioje buvo darytas tyrimas su žuvies taukais, kaip yra dedamos kapsulės į plastikinį puodelį, užpilama šiltu vandeniu ir po kiek laiko tie puodeliai sutirps. Reikia atkreipdėmėsi, kaip gaminamos yra ta omega 3, ar tai yra tirpiklio pagalba išgaunama iš žuvies, ar šaltuoju būdu. Vaistininkai realiai turėtų žinoti. Ką dar reikėtų atkreipti dėmesį? Tai jeigu šaltuoju būdu išgauta, kiek omega 3 tenais izomerų sudėta. Ar 1, ar 2, 3, 4, praktiškai Europoje Indrė sakė, galima rasti 6. GNLD buteliukė sugebėta yra įdėti 8 izomerai, patikrintos švarios žuvies. Ką dar galima padaryti, kad gautume tos omega 3? Kaip sakiau, valgyti žuvį. Kokią žuvį valgyti? Jeigu turit galimybę, tarkim, jeigu išvažiuojate į Norvegiją, prie kažkokios jūros, tarkim, gal net Anglijoje, dar kažkur, turit galimybę gauti lašišos, tuno, sardinių, silkės, bet švarios turiuomenį, kuri nebūtų išmirkinta tirpaluose, būtų auginama natūraliai vandenyse, gėluose. Tai va, ką dar? Tos mamos turėtų valgyti, kad vaikas jų pilvelėje augtų sveikas. Aš turiu pati 2 vaikus ir susidūriau su tokia problema, kad mano vaikai suvalgė man dantis. Ir kai atėjau prieš nėštumą pasitikrinti dantis ir nėštumo gale, tai oi, kaip sako, čia pas jūs gilučių, oi, kaip nugraužti dantis. Dėl to, kad vaikas augdamas savo kaulams sunaudoja labai daug kalcio. Tai tos mamos, kurios augina pilvelėje vaiką, dažniausiai praranda nemažai kalcio iš savo kaulų. Pirmas vaizdas toksai, kaip sakau, į kaulus neįlys į ranką ir koją, reikia žiūrėti dantis. Jeigu tie dantis iš tikrųjų nugraužti, reikėtų pasistengti tada pieno, kur nesuira baltymai, geriausia, aišku, būtų kaimiškas neriebus pienas, varškė, jogurtai, kefyras, pasukos įvairios, tam, kad gauti tą tinkamą kalcio kiekį. Tai tos mamos, kurios augina pilvelėje vaiką, dažniausiai praranda nemažai kalcio iš savo kaulų. Pirmas vaizdas toksai, kaip sakau, į kaulus neįlys į ranką ir koją, reikia žiūrėti dantis. Jeigu tie dantis iš tikrųjų nugraužti, reikėtų pasistengti tada pieno, kur nesuira baltymai, geriausia, aišku, būtų kaimiškas neriebus pienas, varškė, jogurtai, kefyras, pasukos įvairios, tam, kad gauti tą tinkamą kalcio kiekį. Jeigu jau tokios galimybės nėra, tai galima tada iš tikrųjų rinktis ir kalcio papildus. GNLD turi kalcį, magnį ir vitaminą D. Kodėl dabar jie taip įdomiai sudėti iš tikrųjų? Dėl to, kad kalcis padeda, magnis padeda įsisavinti kalciui, tai aš kaip pasakiau, magnį padeda įsisavinti kalcis, o kalciui įsisavinti padeda vitaminas D. Tai jie sudėti į vieną buteliuką tam tikrų santykių, tam, kad būtų lengviausiai ir greičiausiai įsisavinti. Toksai preparatas yra dar pakankamai geras ir tuo, kad čia yra magnio. Jeigu nėščiom, nežinau nėščiosios, kur ypatingai į galą netrauktų rankų, kojų ir panašiai. Dėl to, kad magnis taip pat yra pakankamai suvartojamas, dėl to, kad moteris ir juda, ir magnio poreikis padidėjęs, ir raumenų krova yra daug didesnė. Tik nerekomenduočiau gerti nei šito, nei kito magnio 2 savaitės prieš nėštumo galą. Tam, kad užsivestų veikla paskui gimdymui. Magnis yra nerekomenduojamas. Pati iš tikrųjų turiu tokią problemą, kad man trūksta magnio receptorių ir aš niekada, kaip sakydavau, esu prieš maisto papildus, bet visą laiką pirkdavau Diasporalį. Tam, kad užtikrinti tą magnio kiekį. Ir kai buvau nėščia, be proto traukiu kojas, rankas, tai aš pirkdavau net po 4-5 pakelius per dieną. Juos gerdavau, čia jau kardiologų, aišku, buvau priežiūroje ir šeimos gydytojo, tam, kad jo nepadauginti. Ir kai paskaičiuodavau kainą, kiek man išeina, nuo 7 iki 10 litrų per dieną už magnį,
Tai man kažkokia tai katastrofa, paskaičiuoju 30 dienų 300 lietų visas nėštumas, tai iš viso daug. Tai kai atradau GNLT tokią alternatyvą, jau jį pradėjau gerti iš tikrųjų po antro gimdymo, tai ir man išeido 90 centų per dieną, tai net pradėjau juoktis, sakau, iš tikrųjų galima sau leisti tokį dalyką gerti ir kiekvieną dieną ir aš po šį dieną geriu ir kai nėjau pasitikrinti kalcio ir magnio kiekį praeitą mėnesį, jie buvo vidury normos, jie būdavo visą tai mažiau normų. Tai va, toksai dalykas būtų būtinai reikalingas mamoms. Kas dar? Vaikai auga pilve, jie turi akis, kaip sakau, jie turi plaučius, jie turi visas kūno dalis. Ir dažniausiai pastebėjau tokį dalyką, kad mamos nedavalgo daržovių, vaisių. Obuolių ten kokių pirktų, bananų gal dar, bet tarkim, daržovių, kurios būtų reikalingos vaiko akių vystymuisi, kepenų, kasos, visų virškinimo organų, tai yra karotenoidai, niekada nesuvalgo. Jeigu dar rudenį, kai užtenka, kaip sakau, vienos morkos ir tai užtektų per dieną, tarkim, suvalgyti iš tokių daržovių, bet pavasarį, kai jau reikia 3, tai jau sako, mes tiek negalim suvalgyti, nes paprasčiausiai, norisi kitokių dalykų, norisi šokoladų, norisi kokio nors nesveiko tom nėščioms moterims, tai jau ten morkas graužti tikrai neįgalvoja. Tai, sakyčiau, vienas iš rekomenduotinesnių dalykų yra karotenoidų kompleksas. Čia visko yra. Paprikų, morkų, špinatų, persikų, braškių. Kodėl dabar dar tokį dalyką rekomenduoju? Dėl to, kad moterys ypatingai į nėštumo galą jau išeikvoja savo visus resursus tam vaikeliui užauginti ir atiduoti ir dažniausiai prasideda ir peršalimo ligos, jeigu tai yra pavasaris arba ruduo, pradeda kosėti, bėgti nosis ir panašiai, jau joms jaučiasi blogai, o dar tas pilvas atsigult negali, nes pradeda rūgštys kilti. Ir kai susideda visas tas dalykas, tai norėtųsi tai moteriai iš tikrųjų kažkaip padėti ne vaistais, tam, kad vaisius vėl negautų tų vaistų. Tai karotenoidai dar yra tuo geras dalykas, kad sustiprina imunitetą geriant 20 dienų 37% ir tai yra įrodyta Amerikoje, darant 200 000 tyriamųjų mokslinį tyrimą. Tai yra kartais netgi daugiau negu kai kuriems vaistams. Tai va toks nedidelis 4 buteliukų krepšelis būtų nėščiai moteriai. Dabar jau beveik tas vaikelis turėtų gimti. Tada mama susimąsto, o ko aš skalbsiu? Kuo, sako, plausiu tam vaikui vonę. Ir tada prasideda katastrofa, nes nežinau, dar yra baubas, yra linguva, yra neutralis, kurį čia rinktis, tada įlenda į monformus. Tai čia vieno nuo to išbėrė, kitam kvapas nepatiko ir tada pradeda panikuoti, ką čia daryti. Tai aš irgi iš tikrųjų panikavau, nes pirmas vaikas mano pakankamai buvo alergiškas ir skalbdavau ten iš Australijos siųsdavusi skystą ploviklį. Tuos rūbelius skalbdavau, bet kai berdavau, tai berdavau, nueinam pas gydytoją, sako, kad čia nuo skalbimo miltelių, jam grinai kontaktinė alergija nuo kažkokių tai chemikalų, galvoju, kur aš jau čia tokius gerus perku, bet aš niekad nesusimaščiau, kad aš savo rūbus tai skalbiu paprastais milteliais iš Maximus. Tas vaikas pas mus patalinėje miega, aš tą vaiką apkabinu, dar savo megztinių ir apgaubiu ir jis kitose mano milteliuose gyvena. Ir atėjo tas toksai supratimas daug vėliau, kai mums pasakė, kad statėmės namą ir sako, valymo įrengimų statom, bet žinokit, kasdien skalbti po daugiau negu vieną kartą negalėsit, nes jums ims ir užputos. Jums reikia susirasti miltelius, kurie būtų ekologiškai suyrantis. O tada išvis už galvos susėmiau. Lietuvoje radau 3. Ringuvat, jau negalvoju, tos marvės aš namuose tikrai nelaikysiu. Neutralis pasirodė man per daug brangus ir tada gavosi taip, kad nuėjau į vakarėlį, kuriame pristatė būtent GNLT miltelius. Ir aš juos pasirinkau ir po šį dieną esu patenkinta. Kodėl pasirinkau, aš norėčiau pakviesti Indrę papasakoti, nes jinai turėjo tokią pačią problemą. Aš esu Indrė, kaip ir sakė Auksė, esu 2 mažų vaikų mama, mano berniukui 4 metukai, mergytei 2. Ir kai mes laukėmės pirmo vaikelio su vyru, iš tikrųjų iš mūsų draugų, pažįstamų, bičiulių, niekas neturėjo mažų vaikų. Ir nebuvo kam patart, nuo ko pradėti, kokius miltelius, tarkim, naudoti. Tai kol dar laukiausi, juk prieš pat gimstant vaikeliui reikia perspaut tą graikelį. Turbūt išbandžiau daugumą skalbimo priemonių esančių parduotuvėse ir paprastos ir internetinėse. Nuo vienų drabužėlių buvo kieti kaip akmuo, galvoju, kaip rengt naujagimį tokiais drabužėliais. Nuo kitų
būdavo labai šiurkštus, nuo kai kurių, po pirmo karto iš karto susibumbuliuodavo drabužėliai, nuo kai kurių kvapas nepatiko. Man jie netiko, todėl aš juos bandžiau naujus. Ir vaikui gimus dar aš dariau tą patį, nes vis neatrasdavau tų, kurie man tiko. Taip dariau tol, kol atradau tokį dalyką kaip muilo riešutus, nežinau, teko kas girdėt, tai ant medžio augantis riešutai, tai yra visiškai ekologiška, visiškai švaru ir ten jokio beveik blogo kvapo. Galvoju, vaikui čia jau bus labai gerai, to labiau, kad mano būtų vaikeliai yra alergiški. Ir ką? Su jais kalbėjau, džiaugiausi ir netgi kitiem rekomendavau, kas laukdavosi mamos. Pamačiau po kurio laiko, kad daugumą drabužėlių aš turiu išmesti, nes jie yra nusibumbulavę, nusiskalbę spalvos ir labai dėmėti. Nes, mažas vaikelis košė, bet kas apsiteškia ir nebeįsiskaldavo su jais. Tuo pat metu aš kaip tik susipažinau su Ganaldai. Tai vienas pirmųjų produktų, kuriuos aš išbandžiau, buvo šitie skalbimo milteliai. Pas mus yra labai kietas vanduo, nepaminėjau turbūt, kad gyvenu kaime. Ir kai kietas vanduo, šiaip reiktų tokių 2 kaušelių. Galvoju, man kažkaip daugokai pasirodė, aš pabandžiau su vienu, skalbiau ir viskas išsiskalbė. Po to dar išgirdau Vitaliją, iš Klaipėdos kalbant apie tai, kad galima dar ir LDC pilti. Tai pyliau, dabar ką aš darau, tai 5 paspaudimus įpilu LDC praskiesto ir tik pusę kaušelio skalbimo miltelių. LDC suminkština vandenį ir kuo puikiausiai su pusę kaušelio skalbimo miltelių išsiskalbia skalbiniai ir nereikia jų 2. Taip pat mes turime, kaip ir Auksė, turi vietinį nuotekų valymo įrenginį ir kad iki tol jisai 1 arba 2 kartus per metus išputodavo, mes jau skalbėm štai skalbimo miltelis metai ir 2 mėnesiai, nei kartus dar nebušputojęs ir kai jau galvoja, kad čia reikia valyti, vyras nutarė valyti, nėra ten ką valyti, nes jis visiškai švarus. Tai naudojant visą šitą buitinę chemiją. Paminėjau LDC, tai visada turėjau tokią bėdą, kaip skilinėjančius pirštus prie nagų, laukiantis ir gimus vaikelių, aišku, dar labiau trūksta tų medžiagų. Ir ta, nežinau, čia galima vadinti, liga man dar labiau paūmėjo. Kiekvienas šlapinimas rankų, tai buvo tikra kančia, nes įtrūkimai prie kiekvieno nago iš visų pusių ir iki kraujų. Tepiau įvairiais vaistais, tepalais, bet kiekvieną kartą sušlapini rankas, galiausiai, kad ir prausiantis. Ir jie dar labiau skyla ir trūkinėja. Tai pradėjus naudoti LDC kaip indų ploviklį ir skystą muilą, dingo šita bėda. Iš pradžių galvoju, gal sutapimas, bet pažiūriu, kad nevelina. Tai, kad jie nustojo trūkinėti ir sugijo, bet ir toliau nebetrūkinėja. Tai vat metus laiko iš vis man nebetrūkinėja pirštai. Tai tokį turim mūsų LDC. Dar ko nepaminėjau, kas man labai padarė didelį įspūdį, iš tikrųjų tai, kad LDC reikia skiesti būtinai su negyvu vandeniu. Tai yra virito arba distiliuotų, nes kitaip jisai prarūksta. Tai man tai labai patiko, nes manau, kad tai yra labai aukštos kokybės daiktas. O toks jis ir yra. Dar mes čia turim Super 10 ir kas yra labai svarbu besilaukiančiom mamom. Iš tikrųjų, mes gyvenam, kuri mūsų aplinka labiausiai užteršta yra tai mūsų namai. Ir besilaukiančiom mamom, netgi ir su pirštinėm, yra nepatartina valyti vonių, klozetų ir visų kitų dalykų su įvairiom cheminėm priemonėm. Ne dėl to, kad per rankas čia gali pasisavinti tokius dalykus, bet tiesiog per nosį, per burną. Ir to negalima daryti. Tai naudojant Super 10 ne tik tai, kad nereikia pirštinių, bet jis ir neturi tokio jokio baisaus ir kvapo ir jis tikrai negali pakenkti jokiai nešėjai. Tai Super 10 valau taip pat be pirštinių ir mano rankom nieko blogo neatsitinka, kol iki tol turėjau tikrai rimtas bėdas. Dar ką turim, tai softą, kas mėgsta, kad labai kvepėtų drabužiai ir neselektrintų, tai galim naudoti jį. Dar norėjau pasakyti, sugrįžti prie to, nuo ko pradėjau, tai apie skalbimo miltelius, ką aš prisiminiau, kad pradėjus skalbti šitais milteliais, žiūriu, ko tai nustojo bumbuluotis vaikų drabužėlių, nes jie skalbiami labai daug. Galvoju, čia drabužių kokybė pagerėjo, ar čia ką. Bet matau, kad skalbiant ir toliau, jie visiškai nesibumbuluoja ir po to aš paskaičiau prie vienos iš savybių, kad tai ir yra, kad nuo šitų skalbimo miltelių nenusibumbuluoja drabužiai. Tai va, tiek aš jums norėjau pasakyti. Ačiū.
Tai va, kiek problemų turėjau iš tikrųjų su pirmu vaiku, tai su antru jau žinojau, ką reikia daryti, žinojau, kad savo visus rūbus reikia skalbti taip pat kaip vaiko rūbus, nes mes nieko nesiskiriam, mes gyvenam toj pačioj aplinkoje. Tiek valom vaikui vonę, tiek valyti savo vonę reikia iš tikrųjų su tais pačiais milteliais, grūdeliais, kaip sakau, visokiais skysčiais, vien dėl to, kad mes visi būnam visą laiką kartu ir vaikui galim viską perduoti. Gerai, dabar jeigu vaikelis gimė, jisai vėl turi valgyti. Labai gerai, jeigu jam pasiseka valgyti mamos pieną. Jeigu nepasiseka valgyti mamos pieno, tai aišku yra mišinukai, kurie tenais yra subalansuoti, galima pasirinkti ir pagal norą, pagal poreikį, pagal spalvą, pagal kūdikio norus ir taip toliau. Tai jeigu yra mišinukai, tai jau čia mes nieko labai jam nepadėsim, ten jau viskas yra subalansuota. Bet jeigu maitinam vaikelį savo pienu, tai vaikelis vėlgi gauna tą, ką valgo mama. Tačiau, sako, jeigu vienos mamos liesesnis pienas, kitos mamos riebesnis pienas, tai čia su kalbom jokiom nepadėsit, jeigu, kaip sakau, pienas baiginės ir panašiai, dėl to, kad kiekviena mama turi individualų pieną. Jinai turi tokį, koks reikalingas jos vaikui. Kiekvienas vaikas yra individualus asmenybė ir vienam riebesnio pieno reikia, kitam to, kaip sakau, liesesnio, vienam su daugiau magnio, kitam galbūt su daugiau kalcio ir panašiai. Bet vis tiek, mama turėtų kai kuriuos produktus savo užtikrinti. Vėlgi ta pati omega 3. Jeigu mes iš niekur jos negausim, organizme yra nesintetinama, nes yra tik nuo omega 9 sintetinamas organizme, tai vaikas per pieną jos ir negaus. Vėlgi mums reikia iš kažkur suvalgyti vėl tos pačios sveikos jūrinės žuvies. Stengtis gauti iš kažkur. Geresnis dalykas dar yra toksai, kad jau maitinanti mama gali valgyti tą, kaip sakau, lašišą pirktą Maksimoje, Rimi parduotuviai, silkę su galvom, kuri galbūt kažkur auginta ir mirkyta, vien dėl to, kad mamos organizmas daugumą toksinų pašalina. Jau į pieną išeina tik tai mažuma, tai jau čia va pliusas yra. Bet vėlgi, jeigu nemėgstat, nenorit, nėra tokio poreikio, pavyzdžiui, aš nesu žuvies mėgėja tikrai, vyras ten sako, valgom, aš geriau pasiimsiu mėsos, atsipjausiu ir tikrai tos žuvies nenoriu. Tai va tokiom mamom vėlgi reikia tos omega 3. Galimybė padėti gana gali. Kaip sakiau, tam pačiam krepšelį palikau, nes čia mama gali tęsti šitą ritualą gėrimo omega 3. Ką toliau reikėtų? Mamai pasirūpinti. Kalcis. Vėl piene yra labai daug kalcių. Vėl to mamom trūksta, vėl tie dantys toliau, kaip sakau, genda. Jeigu mama maitina ir žiūrėk, tau kanalus reikia tvarkyti, o čia nuskausminamų niekas leisti negali, vėlgi tas kalcis. Tai, kaip sakau, jeigu yra noro, jeigu yra galimybės, būtų gerai, kad tokios mamos jau vartotų produktus rūgštesnius, tai yra kefyras, jogurtas, kur bakterijos fermentuoja karvės baltymą, truputį suskaldo. Dėl to, kad jeigu mamos geria labai daug karvės pieno, tai baltymas pereina kartu, tas stambus baltymas į mamos pieną ir pas vaiką. Ir tas vaikas gali pradėti būti alergiškas karvės baltymui. Todėl rinktis geriau varškė, kaip minėjau, jogurtas, kefyras, pasukos rūgščios, tam, kad negauti stambaus karvės baltymų ir vaikas netaptų alergiškas. Jeigu nėra tokios galimybės, vėlgi kalcis, magnis, vitaminas D. Tam pačiam krepšelį palieku, kad čia gali būti mamos krepšelis toliau. Ką dar mama gali išgerti? Ką dar gali savo padėti? Nežinau, Vilniui nepasakau tokio dalyko, kam yra reikalingas trenenas, bet turbūt visi žino. Sveikų ląstelių senelis. Ką iš viso daro? Kas tos mūsų ląstelės? Kaip sakau, aš esu ląstelių rinkinys, kaip ir jūs čia kiekvienas sėdintis, ten turim trilijardus tų ląstelių visų. Ir jo, čia yra tų ląstelių, rodo Asta. Ir aš esu iš tikrųjų tas ląstelių rinkinys ir aš save, sakau, kartais įsivaizduoju kaip valstybę. Čia sėdi Grybauskaitė, Kubilius, visas Seimas ir panašiai. Rankos mano yra aptarnaujantis personalas, čia yra visa gamyba, šiukšlių išvežėjai ir taip toliau, kojos vėlgi gali būti prie aptarnaujančio kažkokio tai personalo ir kiekvienas turi savo darbą. Kiekviena ląstelė, vienos, kaip sakau, gamina energiją, kitos sudaro kažkokias tai jungtis, trečios gamina baltymus, ketvirtos vėl turi virškinimo kažkokius tai dalykus ir visos jos dirba. Vienintelis dalykas, kas jas visas sieja, tai visoms reikia energijos. Ir ta energija turi ateiti iš kažkur, padarom produktą ir turi išeiti. Ir jeigu įsivaizduotumėt
tarkim, kepyklą, tai atidarykit visus langus, duris, atvažiuoja čia pilnos fūros, miltų, kiaušinių, suveža į tą visą kepyklą, duoną iškepa, per kitas duris tą duoną į visas parduotuvės išvežioja ir viskas tvarkoja. Tai jeigu ląstelė daug metų va taip pagyvena, jei viskas gerai, bet atsitinka taip, kad sutrinka medžiagos, kurios darinėja visas tas duris, langus ir panašiai. Ir įsivaizduokit, atvaro maisto didžiausios fūros, o langai uždaryti tos kepyklos. Kepiai ten dar viduj turi, jie ten tų produktų, visų druskos, miltų, jie ten tą duoną dar kepa, kažkas ten vyksta, bet esmė ta, kad atvaro fūros, per kur įvežti į tą kepyklą nėra vietos. Tada ką daro fūros? Pastovi, galvoja, nu ką, nieks nepriima, vežam į sandėlius, nu taip ir sandėliuojamės, va čia sandėliuojasi visas tas maistas. Kepyklai baigėsi visi produktai, ten dar tų produktų yra, bet pašalinti neįmanoma, nes durys uždarytos, niekas nevyksta. Ląstelė kaip ir gyva, ta kepykla kaip ir yra, bet niekas nevyksta. Tai taip, tokias ląstelės dureles darinėja pas mus lipidai ir steroliai. Geri lipidai ir steroliai, kurie yra grūduose. Todėl rekomenduojama suvalgyti nuo 6 iki 11 porcijų grūdų, sveikų grūdų per dieną. Kas tai yra viena porcija? Tai yra riekė duonos. Dabar praktiškai jinai sveria 40-50 gramų. Tai reikėtų suvalgyti nuo 300 iki 450 gramų sveikų grūdų. Bet žinant mūsų pramonę, kad jinai geriau gyvuotų, kad čia viskas ilgiau stovėtų, tai yra viskas pašalinama, viskas kas reikalingiausia. Ir būtent tų lipidų ir sterolių negaunam, nebent mes patys kepamės namuose duoną. Ar yra čia tokių, kurie kepasi namuose duoną? O, nemažai. Tie, kurie perka gemalus, kviečių, rugių gemalus ir deda į maisto produktus, tie gauna tuos reikalingus lipidus ir sterolius. Jeigu tokios galimybės neturit, Ganalda yra sukūrusi produktą, tai vienas pirmųjų produktų yra trenenas. Tai yra iš sveikų grūdų, sojos ir ryžių ištraukti būtent tie gerieji lipidai ir steroliai, kurie darinėja tas dureles mūsų, kad pas mus medžiagos vaikščiotų. Nes jeigu valgysit, kažin kiek, kaip sako žmogus, o jėtų, aš pavargęs, sako, šitiek valgau, atrodo privalgiau, bet miego vėl noriu. Dėl to, kad ląstelės nesidarinėja tos durys, tos fūros varo į sandėlius, krauna, žmogus storėja, bet jisai vis tiek nuo suvalgyto maisto neturi energijos. Labai dažnai atsitinka tai pagimdžiusioms mamoms. Aš pati puikiai žinau, kad gal antrą mėnesį galvoju, arba man čia depresija, arba aš negaunu tų lipidų ir sterolių. Nes būdavau ištisai pavargus, išsimiegu 10 valandų naktį, dėl to, kad mergaitė labai gerai miegojo, aš atsikeliu tokia pavargus, tokia primušta atrodo. Ir vaikštau visą dieną, kai slunkiai, ir jeigu gaudavau dar valandėlę prisnūst, tai visur prisnūstavo. Tai dėl to, kad aš gaudavau tikrai daug maisto medžiagų, bet jos nepasiekdavau tų vietų, kurias reikia, tai yra ląstelės. Tai jeigu mamos, kaip sakau, neseniai pagimdžiusios, matot, kad suvalgo tikrai daug maisto, tikrai gero maisto, kokybiško maisto, jaučiatės, kad neserga depresija, tai gali būti, kad pas jūs tos ląstelės yra užsikimšę ir nesidarinėja. Galbūt tikrai nesuvalgo tiek lipidų ir sterolių, kiek reikėtų. Tai Ganalda šito atveju tikrai gali padėti. Dar vienas produktas, nežinau kaip kitom mamom, bet man tai buvo stebuklingas dalykas. Turbūt žinot, nuo 3 iki 6 mėnesio pagimdžiau, plaukai eina šniūrais. Turbūt pas visas nuslinkę. Pas mane tai žinodavau, kad nuo miegamų kol nueinu iki vonios, tai toks takas ir lieka, o vyras su siurbliu paskui varo. Tai va, ir galvoju, nu ką daryt, atsiverčiau tada savo užrašus ir galvoju, nu, reikalingas ten vitaminas A, vitaminas C, B grupių vitaminai, o Jėzau, galvoju, kas čia dabar yra. Iš tikrųjų, tai reikalingiausias dalykas tai yra ir selenas. Kas dabar yra tas selenas? Selenas yra medžiaga, kuri padeda formuoti imunitetą. Ypatingai daug jo išsiskiria su pienu. Poreikis maitinančiai mamai padidėja 3 kartus negu normaliam žmogui. Dėl to, kad vaikui pradėtų gamintis imunitetas, vystytis jo visos liaukos, kurios gamins imuninės ląsteles. Tai va, ten selenas yra sunaudojamas. Ir ta mama, kuri maitina pakankamai ilgai, dažniausiai pusplikė yra vaikštas, nulūžinėjusiais nagais ir panašiai. Tai Ganalda, man sakau, buvo toks atradimas, kad pradėjus gerti betagardą, nes visus buteliukus aš kai visą laiką atsiverčiu instrukciją ir skaitau, kur čia to, ko man reikia yra to ir to. Tai betagardas turbūt, sakau, buvo toks stebuklingas dalykas, kad man pradėjo augti plaukai ir dabar, kai
draugės paklausė, sako, grifką nusipirkai, nes visą vaikštau pasišiaušus ir aną dieną buvau pas kirpėją. Sako, nu jo, jeigu 4 cm trauk plaukus nukirptume, tai jie būtų turbūt kokius 5 kartus storesni, nes paprasčiausiai išsilinko, galia uodegytė, o taukai va dabar yra plaukai nuo petakardo iš tikrųjų stebuklingi. Ir labai smagu buvo tai, kad ir sustiprėjo nagai visi, pradėjo ir oda visai kitokia pradėjo šiltėti. Tai dabar jau 3-4 mėnesiai turbūt negeriu petakardus, jau vėl reikia gerti, nes iš tikrųjų labai smagiai plaukai auga, atauga jų visą krūvą. Ir mamoms, kurios yra problemų ir kurios ieško vaistiniai alternatyvos, tai galiu pasakyti, betakardas yra turbūt 3-4 kartus pigiau gaunasi gerti negu patį pigiausią vaistą maisto papildą iš vaistinės. Ir tuo labiau, kad jie yra iš paprasčiausių daržovių ir vaisių yra padaryti visi, ne tai, kad ten iš kažkokios naftos ar sintetikos. Ką dar mamoms? Mamoms, kurios turi tokią problemą, tarkim, kaip aš minėjau, kad sakiau, labai daug karvės pieno nepadauginti. Jeigu mama jaučia, kad jos vaikas, tarkim, pradėjo viduriuoti. Mažiukas, lėliukas, 3 mėnesių, daro 10 kartų per dieną, tas pampersas, viskas ten skysta ir nežino, kas darosi. Tai dažniausia būna alergijos pirmas požymis, neištvėrimas tokie mažiem vaikam, nes jie vėliau susiformuoja jų imunitetas, tos stipresnės reakcijos. O pirmas žingsnis dažniausia būna viduriavimas. Ir kai aš dirbu kartu su gastroenterologais poliklinikoje, atneža tą mažą liuką, nežinau, kas yra, sako, viduriuoja. Tada pradedi klausti mamos, ką jinai valgo, pasirodo, pieno išgeria po litrą ar po 2 per dieną, vien tam, kad tas vaikas gautų visų baltymų ir taip toliau. O pasirodo, jis yra alergiškas karvės pienui ir reakcija pati pirma yra viduriavimas. Tai ką tokia mamų sakau, tai valgykit, sakau, varškę, dar ką nors. Pradžioj gal reikėtų netgi sustabdyti tokį dalyką, tada gerai. Vienintelis, sakyčiau, iš pieno produktų rekomenduočiau kondensuotą pieną. Aišku, ne gaminį, bet kondensuotą pieną. Nes jisai ten yra iškaitintas labai stipriai ir jau ten iki amino rūgščių tie baltymai suskilę ir reakcijos dažniausiai neduoda. Bet jeigu yra, tarkim, tokia nestipri reakcija, tai sakau, tai valgykit varškę, valgykit jogurtus, taigi yra, sako, kažkaip nelabai nori atsigerti, va nori to pieno. Tai yra toksai dalykas kaip nutrišeikai. Čia yra visos 22 amino rūgštys, jos yra suskaldytos iki pačių mažiausių ir alergijos praktiškai neduoda, jeigu nemaišysi su pienu. Reikėtų tada maišyti su vandeniu, su mėgstamom natūraliom namuose spaustom sultim, kurių irgi reikėtų nepadauginti iš tikrųjų, jeigu ten kokį vanilinį nori. Nes vėlgi tos pirktinės tetrapakos, ypatingai sultys, jos nieko neturi, nes jas dažniausiai įspaudžia iki, kaip sakau, palieka sausą medžiagą, paskui sintetinių vitamino B, vitamino C, A, E ir pavadina multivitaminais. Tai ten iš tikrųjų nieko gero nėra. Nes jeigu net vaikas alergiškas apelsinam, būna tas apelsinų sultis gerai ir net nuo jų nebėra, tai iš kokią gali būti alergija. Ten apelsinų sulčių net nėra. Tai va, tai tokia pagalba iš tikrųjų nutrišeikas gali būti dėl to, kad yra energijos duota ir gali gauti tuos visavertės amino rūgštis, kurios vaikui pereis per pieną. Tai va čia būtų mamos krepšelis. Daugiau jau mamai nieko neduosiu, mama jau paskui ten ką nori, tą gali gerti. Nes, kaip patys žinot, gana dauguma produktų yra pagaminti iš vaisių daržovių, tai jeigu valgot morką, tai betakardą šaldyt suvalgyti tas pats. Ir dar manęs klausė tokios iki dalyko, sako, nu gerai, treneną geriu, 3 mėnesius, tarkim, išgeriu tą treneną, ar galiu padaryti pertrauką, tarkim, 2 mėnesius ir paskui vėl gerti. Sakau, galim gerti visą gyvenimą, o tai kaip, sako, čia tai. Paprastai, valgot kiekvieną dieną duoną. Kodėl nedarot pertraukos 2 mėnesių? Valgot morkų salotas. Gal metam padarom pertrauką, nes gali būti biški per daug vitaminų. Tai čia lygiai tas pats. Čia viskas yra paprasčiausiai paimta iš maisto ir sudėti į kapsules. Toliau. Dar gali būti toksai dalykas lėliukams mažiems, kurie tarkim valgo mišinukus ypatingai, nes aš žinau su pirmu vaiku, taip man nelabai išėjo maitinti ilgai. Tai dažniausiai pilvo diegliai visokie, tai užkietėja viduriai, tai vėl jisai ten kažkas jam tam pilvukį negerai. Tai tokią pagalbą atradau acidofilus aplius. Dabar sako, kaip čia dabar tas vaikas tą kapsulę prarasti, nebūtinai tam vaikų kapsulę praryti. Tos kapsulės išsverdo į mažus grūdelius. Vaikam iki 6 mėnesių tai iš vis jokio pavojaus nėra, dėl to, kad jie neturi dar tos skrandžio rūgšties, kuri, tarkim, jie gali bet kokias gerti žarnyno bakterijas, jos dais iki storo žarnyno, viskas tvarko, nes neturi skrandžio rūgšties.
Paskui vaikui po truputį pradeda gaminti skrandžio rūgštis. Tai jeigu perka kiti jogurtus, ten visokias aktyvijas ir panašiai, tai iki storo žarnyno, jeigu viena bakterija kokia žygdarbė daeis, tai žinokit labai gerai, bet dažniausiai ne. Dėl to, kad skrandžio rūgštis, visi fermentai, jas taip tenais apdoroja ir apdirba, kad jos nedakeliauja paprasčiausiai. Tai vaikams, mažiems, lėliukams, aš pavyzdžiui savo mažiesiems, kai maišydavau su savo pienu, paprasčiausiai išberiu iš aukštelį, pieno, kad būtų biškį skaniau, ir tas vaikas nurydavo ir dakeliaudavo iki žarnyno. Vyresni vaikai, kurie moka nuryti kapsulės, gali ryti kapsulę, bet nieko tokio, net jeigu suaugęs žmogus suvalgys grūdelius, dėl to, kad kiekvienas grūdelis yra kapsuliuotas mažose grūdeliuose, apvalkalėliuose, kurie saugo nuo skrandžio rūgšties. Tai savo tėčiui perku turbūt vienintelį tokį radau, dėl to, kad mano tėtis net mažiausio grūdelio kapsulės negali praryti, nors šašlyko gabalą tai gali kažkokiu tai būdu, nežinau, bet kapsulė jam psichologiškai ir viskas. Tai sako, aš čia galiu išsipilti ir jos, sako, jau viskas tvarkoj, sako, pasieks viską, kur reikia, sakau, taip, dėl to, kad jos yra kapsuliuotose mažose apvalkalėliuose. Tai va, tai jau čia dėsiu į vaiko krepšelį šitą daiktą. Toliau, vaikas auga, pradeda valgyti pats. Nu, tai dažniausiai nuo ko reikėtų pradėti valgyti, duoti tam vaikelį. Labai įvairiai. Lietuvoje dažniausiai pradedama nuo daržovienių, tai yra ten duodamas šaukštelis bulvės, antrą dieną 2 šaukšteliai bulvės, trečią dieną 3 šaukšteliai bulvės, kol ten praeina savaitė ir tas vaikas jau bliūdelį tos bulvienius suvalgo, paskui morką dadedam, moliūką, kokį cukinį, nu ką turim, šviežio, gero, stengiamės iš kaimo, aišku. Ateina vėlesnis laikotarpis, kai pradedam duoti ir antrą maitinimą, tai dažniausiai grūdinės kultūros. Vėlgi, ką čia norėčiau pastebėti. Jeigu renkatės daržovės, tai būtų labai gerai, jeigu žinot, iš ko jas renkatės. Bulvę, morką, manau, kad vis tiek savo aplinkoje žinot, kas kaime gyvena, kaime augina, ne kažkokių nitratų, nes tam vaikų labai maži kiekiai yra nitratinių visokių medžiagų, kurios jį gali paveikti, gali sugadinti jų mažas tas kepenytes, inkstukus paveikti, per kuriuos pašalinama ir panašiai. Todėl labai reikėtų žiūrėti. Antra, grūdinės kultūros. Tai, suprantu, kad mamos neturi laiko, jos yra labai pavargę po tų 6 mėnesių, 7, jeigu ten grūdinės kultūras dadeda, bet vis tiek reikėtų pasistengti nepirkti dribsnių. Dribsniai nėra blogai, aš nieko nesakau, tai yra grūdai, bet iš jų vėlgi pašalinta visi lipidai ir steroliai. Pašalinta ta vadinama lopelė skaidulos, vaikui gali užkietėti viduriukai, kai jis pradeda valgyti normalų maistą. Tai ką dabar reikėtų daryti? Geriausiai imti kruopas, kurios verda ilgai. Ryžiai pasižiūrint natūralūs 30-40 minučių tinka. 10 minučių jie vadinasi yra ten poliruoti, išlukštenti, pagražinti ir nieko gero juose nėra. Miežiniai dribsniai ten kažkokie 10 minučių verda, netinka. Miežinės kruopos, žiūrit vos ne valandą, tinka. Nepagailėkit to laiko, puodą užstatyti ir savo veikat, ką norit pasižiūrint, kad neišbėgo. Ir vėlgi gerai. Nes viskas, kas greitai, nieko gero dažniausiai nėra, nes viskas, kam ilgai apdoroti reikia laiko, dažniausiai būna pašalinta. Tai jau nepatingėkit, mamos, kaip sakau, pavirti tą košį ilgiau, užstatyti iš anksto, pasidaryti. Jau nieko blogo, netgi jeigu ten kokioj mikrobanginiai pašildysit, vis tiek tenais bus išlikę ir tie B grupės vitaminai ir lipidai, steroliai. Tai va, jeigu toks vaikas valgo pats, ir matot, kad nespėjat, sakau, būna ir man kartais ryte skubu, vieną vaiką į darželį vežu, čia kitam košę dar reikia valandą prieš tai atsikelt, kai aš sugebu vos pusvalandį atsikelt prieš tą važiavimą, tai tikrai taip neišeina. Tai tada, jeigu verdu dribsnius ir neturiu namuose sėlenų ir gemalų atskirai įpilti į tą patį puodą, tai vaikui visada treneno paimu kapsulę ir tiesiog išleidžiu į šaukštelį, prieš visą košę, kaip sakau, sumaitinu ir tą košę sumaitinu. Ir jisai gauna praktiškai visas tas gerasias medžiagas ir būna dar sotus nuo košės. Net aišku, buteliuko paimam visą laiką. Tai va, tai tokie mažiem, kaip sakau, ar galima, kiti klausia, taigi ten sako kapsulė, tai tos kapsulės neduokit. Mano vyresnysis vaikas iširbelis tik kapsulės pjauna. Bet vidų duoti gali dėl to, kad tai yra iš paprasčiausių grūdų. Tai va, vaiko krepšelį šituo papildžiau. Dabar kas dar tam vaikui? Jeigu dar maitina mama savo pienu, pavyzdžiui, jaunesnė mergaitė dar po šiandieną, kaip sakau, maitinu,
Tai ta mergaitė, ta omega-3 iš manęs gauna, nes žuvies dar tokia mažam vaikui negalima duoti. Kodėl negalima duoti? Dėl to, kad jisai gali gauti tų pačių toksinų visų, jo organizmas yra pakankamai jautrus. Todėl iki metų nerekomenduojama duoti žuvies, ne dėl to, kad jis kažkokiu tai baltymų nesuskaldys. Aišku, gali būti alergiškas kažkokiam žuvies baltymui, bet iš kitos pusės dėl to, kad jisai negautų tų toksinų, kur yra žuvy. Tai tokiam vaikui, jeigu, kaip sakau, su mamos pienu gauna, tai viskas tvarko. Bet vis tiek, tas vaikas jau valgo tik tai vakare, valgo tik tai iš ryto, jau dieną jis visą valgo savo maistą, geria savo ten kažkokią ar vandenuką, ar arbatėlę ir vėl tos omega-3 per mažai. Ar galima duoti omega-3 iš GNLD ar iš kitur kažkur tai? Jeigu iš vaistinės labai pasižiūrėkit, kad nebūtų dažiklių, saldiklių, konservantų, nes vaikams dažniausiai, kad būtų skanu, jeigu tai yra skysta, pridėta visokių spalvų ir panašiai, jeigu tai yra kapsulės kažkokios kramtomos, vėl dažniausiai būna pridėta labai daug visokių maisto priedų, kurie panaikina tą skonį, kad vaikui būtų labai skanu. Ir paskui ateina vėlgi su alergijom visokiom vaikai į ligoninę, o maisto priedam tokių tyrimų nėra. Tyrim ten, jeigu alergiškas tam, bet maisto priedą mes ištirti negalim. Tai vėl čia reikėtų mamom, tėčiam labai žiūrėti, ką perka. Omega-3 iš čia gali duoti drąsiai, aš nuo 5 mėnesių savo mergaitį duodu, vėlgi išleisti per pietus, kai duodu daržovienį, paskui kai mėsą dėjau, vėlgi tą patį šaukštelį su trupučiu košės, mielai tikrai suvalgydavau. Ir kam dabar ta omega-3 reikalinga? Vaiko visos jungtys, sąnariai, smegenų jungtys, kur vyksta, kaip sakau, pavyzdžiui, vaikas pradeda kažkodėl visą laiką sako kairė ranka, oi mano vaikas bus kairė ranka, žiūrėkime daiktus, kiša į burną ir panašiai. Paskui jau pradeda dešinę tą patį daryti. Tiesiog pradeda formuotis pusrutuliai. Pirma vystosi dešinysis, paskui kairysis, už tai taip atvirkščiai viską daro. Ir kai pradeda formuotis tos jungtis tarp smegenų jungtis, tada ima į tą tinkamą ranką, koks jisai bus iš tikrųjų daiktus. Tai va, kad tos jungtis visos susiformuotų, kad vaikų greičiau ateitų mąstymas, kad neturėtų sutrikimų su sąnariais kažkokiais, reikalinga omega-3. Ir kaip minėjau, mes jos negaminam. Reikia ją gauti iš aplinkos, iš sveikos aplinkos, švarios aplinkos ir jeigu neturim tokios galimybės, GNLD šito klausimu gali padėti. Ką dar vaikam? Tokie mažiem. Tokie mažiukam, jeigu kas turit mažų vaikų, tai visą laiką gydytojai rekomenduoja iki metų nueiti pas akių gydytoją, patikrinti, ar ten su jo akytėm viskas gerai. Tai akys formuojasi, tas pats pirminis dalykas, tai iki metų jo matymas visas, o paskui jau ten tik tai akomodacijos, net nemoku pasakyti, kaip čia normaliai, žmogiškai, nemediciniškai. Tai tam, kad vaikas gerai matytų, kad viskas tinkamai susiformuotų, vėlgi reikalingas vitaminas, kiti sako A. Tai karotenoidai yra provitaminas, iš kurio pasigamina organizmas to, ko reikia. Karotenoidus duočiau dar vaikui, aišku, ir dėl imuniteto formavimo, bet ir dėl akių. Iš tikrųjų, toksai dalykas reikalingas, nes tokie maži ne visi suvalgo morkas, kiek tenais jiem reikia, aišku, tą daržovienę stengiamės duoti, bet dar jie būna dažnai mažiukai, neturi net 8 reikalingų dantų ir morkų negraužia, nevalgo ir negauna. Nu, dar kokį persiką gal ir sumaitinam, bet praškai neduodam vėl, kad alergijos nebūtų. Tai tam, kad tos karotenoidus gauti, vėlgi galima savo vaikui padėti. Kas dar tokiam vaikui yra reikalinga? Pas jį dar labai keičiasi kraujas, skystoji terpė, visa tas, kas yra organizme, dar vėlgi formuojasi, darosi, dar viskas taip yra neaišku, nežinoma, kaip sakau, jisai dar toksai yra beaugantis, labai greitai besikeičiantis organizmas. Todėl tokiem vaikam labai rekomenduočiau ir visokios tamsius kaip uogas, daržovės. Ir aš atsimenu, mano mama sakydavo, kad man jau būdavo ten 3-4 mėnesiai, aš net neatsimenu, servento išspausdavo, bet tos odelės vien tam, kad tamsią uogą kažkokią gauti visus tos, jinai dar nesuprato, gal kad čia flavonoidai, vitaminą C jinai ten duoda, bet žinau, kad močiutės liepdavo. Tai va, tokiem vaikam iš tikrųjų reikėtų labai tamsių uogų ir daržovių, vien tam, kad tinkamai susiformuotų skystoji terpė. Flavonoidai, jie yra iš tikrųjų pakankamai daug visokiausių dalykų, tai yra burokėliuose, burokėlių sultis turbūt visi geriam kiekvieną dieną, ar ne?
turbūt nelabai. Vaikam dar, jeigu ir duodam, tai suaugę dažniausiai jau purtomės ir nelabai. Flavonoidų yra tamsiuose vynuogėse, šilauogėse, apelsinuose, citrinuose, bet vėlgi nereikėtų visko, kaip sakau, tų ypatingai užsienietiškų vaisių pervalgyti, dėl to, kad jie Lietuvą keliauja nedanapkinti, žali, ir kol pasiekia prekybos centrai, kol mes parsinešam namo, tai jie prinoksta, bet jie tenais vitaminų turi labai mažai, nes kad visi vitaminai, provitaminai ir panašiai subręstų, jie turi būti ant medžio, o ne konteinerį pakeliui į Lietuvą. Tai vėl, jeigu turim galimybę, kaip sakau, iš kaimo gauti tamsių vaisių, daržovių, uogų, tai viskas gerai, bet jeigu ne, flavonoidų kompleksas turbūt būtų tokia vėlgi pagalba. Ir vaikų galbūt ir net didesniam. Nežinau, Indrė sesė čia pasakojo tokį dalyką, Kaune iš tikrųjų vėl Betagardas padėjo vienam vaikučiui, nežinau, ar Indrė nori papasakoti, aš galiu papasakoti didelės patirtį, nes Indrė yra mano rėmėjos rėmėja, jinai turi seserį. Ta sesuo turi 2 vaikučius ir mažoji mergytė, turbūt 1,5 metų berods būdama, kažkur pradėjo plikti, stipriai plikti. Ir mergaitė, aš pati mačiau, atsimenu, atvažiavusi sodybą, likęs čia plaukų puokštas, o aš čia plika visa. Ir vaikščiojo jie iš tikrųjų pas visokius specialistus, gydytojus, darė tyrimus, kurie ten kainavo virš 1000 litų ir priežasties jokios. Nėra. Tada nuėjo pas homeopatus, kažkokiais žirniukais ten gydė. Ir pradėjo tie plaukai po truputį ataugo, po 5 cm juosta kaip užbrėžta, kaip nuskusta ir likus. Tai mergaitė čia jau beveik garbanus, o čia plika. Tai tada mes, atsimenu, man atrodo, per kažkokį irgi seminarą kažkaip apie tą Betagardą išsikalbėjom, kad galima taupinti plaukus, padėti plaukams vėl gauti tuos visus vitaminus ir panašiai. Ir pradėjo gerti tą mergaitę. Šiandien su plaukais, visais plaukais, gražiais plaukais, ataugo tie 5 cm likę, tai vėl galima ne tik mamoms, bet ir vaikams padėti, nes tikrai būna vaikučių ir, kaip sakau, nuo lovytės, nuo pagalvių išplikę ir jeigu tie plaukučiai nepradeda augti, būna kiti skuta plikai, atseit vaikų plaukai storesni netauks. Taip nebus, jeigu jų nėra, tai juos reikia kažkaip padaryti, padėti tam vaikui. Tai vėlgi, jeigu turit galimybę, kaip sakau, ir vitaminus B, C ir E gauti, ir seleną iš maisto, tai viskas gerai, bet jeigu ne, galima savo padėti ir su limonade. Dabar vaikas auga didesnis, jisai pradeda eiti į darželį. Darželį yra toks įsmagumynas, kad visi vaikai serga vieną ligą. Jie pradeda sirgti visom ligom. Nors mano vaikas dabar vienas eina jau 4. savaitė, tai tik tai postris narpliuoja, tai čia nedaug. Bet iš tikrųjų visokios ligos prasideda vien dėl to, kad jie ten ir myluojasi, kaip sakau, ir tuos pačius žaislus valgo ir vienas iš kito lėkštės pakabina ir jų santykiai yra daug artimesni negu tarkim mano ir jūsų. Ir jie ten pasidalina viskuo ir tom pačiom bakterijom, ir paskui parneša į sesę į namus ir žodžiu, tada visi draugiškai serga, ir mama serga, ir tėtis serga. Tai ar galima tokiam vaikui padėti? Ir manęs čia Nasik paklausė draugai, kaip sako, tu padaryk, kad tavo vaikas neserga 4 savaitės, jis jau darželį ir dar nei kartų nesusirgo, sakau, biškis slogoja, biškis kosti, bet kad ten labai rimtų ligų tai nėra. Tai tokiam vaikui iš tikrųjų galima dadėti Vitas Quera, vitaminus, kur jau subalansuota vaikui. Čia yra ir trenenas, ir visi reikalingi būtent augančiam organizmui. Reikėtų pasižiūrėti, kiek metų jūsų vaikui, jeigu tokį sugalvosit dalyką. Nes skiriasi tablečių kiekis, tarkim, mažesniam, kuris yra ten 2 metais, ar ten didesniam, kuriam yra gal 8-9 metų. Kam galima duoti? Galima vaikam duoti, smiltį daviau savo mažesniai paragauti kelis kartus, tai mielai būtų turbūt ir buteliuką suvalgys, bet tai dar dantų nelabai turiu, galvoju, kad jau springtų, reikėtų neduoti gal tokio dalyko. Bet jau didesniam, kuris sugeba kramtyti, čiulpti, kaip sakau, jeigu saldainius ledinukus čiulpia, tai Vitas Quera irgi gali čiulpti. Ir turbūt būtų geresnė alternatyva negu ledinukam ar šokoladinėm saldainiam. Tai va, tai pirmoji turbūt tokia pagalba būtų einančiam į darželį. Norėčiau, kad savo patirtimą ateitų pasidalinti gal Irina pirmiausiai, kurios vaikai sirgo. Kur Irina? Vienas vaikas, Giedriaus ir Irinos vaikas sirgo ir atėjo jie čia į vienodai dėl to sergančio vaiko. Aš esu Irina, vaikas Maten, sėdi irgi klausosi. Iš tikrųjų, nors GNLD mums yra pagrindinė veikla šiuo metu, atėjom mes ją būtent ieškodami produktų ir būtent vaikui.
nes buvo labai keista situacija, kad sako, auksė maitinti reikia, maitinau sąžiningai 2 metus. Kažkur viskas buvo gerai, nesirgo, bet kažkaip atsitiko, buvo jam metai, gal ir 4 mėnesiai. Kosulys kažkoks įprastas kosulys, nieko baisaus, bet pradėjo dusti. Tiesiog neįkvėpė oro. Nesmagu, nuvažiavom į ligoninę, obstrukcinis bronchitas, gydymo nėra. Yra tik tai ta baisioji triūba, kuri astmatikams skirta, vaistai, kurie tiesiog praplečia, kad galėtų kvėpuoti. Vaikui duodu su ta baisia triūba, tai buvo košmaras iš tikrųjų, nes reikėjo laikyti jėgą, tą vaiką klykiantį ir nuolat tą daryti. Ir prasidėjo kažkoks, iš tikrųjų košmariškas laikas, nes sirgo žmogus lygiai kas 2 savaitės. Tai yra biškutį pabūna nesusirgęs vėl. Ligos nesunkios, slagyti arba kosulys, bet iš karto tas dusimas. Ir vėl ta triūba, ir jau vaikas jau tik tai aš atidarau spintelę, jau pabėga į kitą kambarį. Iš tikrųjų buvo liūdna ir ieškojom, nežinojom, ką daryti. Ir ištisai mėnesiais. Niekur nevaikščiai, jokį darželį, karantinas namuose. Jeigu tu turi snarklį, pas mus namo įeiti negali. Net neėjome į parduotuvę apsipirkti su vienu nieko. Visiškas karantinas, bet sirgo. Ir teko jį gydyti netgi vaistais nuo astmatikams, kurie lėtina lėtinį uždegimą gydo. Ir tada aprimo, bet mes labai greitai išsiaiškinom, kas galėtų būti iš natūralesnių priemonių tą patį daryti. Ir parinkom jam priemonių, kurios tiesiog užtikrintų jam tas visas medžiagas reikalingas. Ir ką galiu pasakyti, nuo to laiko, kažkur nuo 2 gal metų jau su pusė, jis ne tai, kad nesirga, bet yra visiškas ekstremalas. Iš tikrųjų, jau maudėsi jūroje šiemet, tik iki kelių, bet praeidė ilgai su visais batais. O dabar buvom kaip tik toje mokymuose Estijoje. Arba mamos, dabar buvo kažkuria diena kieme, kai lyjo lietus. Ir buvo ganėtinai šalta ir visos mamos tik iš langų. Ar tu ten, kur kiši rankas į balą, tu prie jos tik tupėk, bet tu nekišk rankų į balą, o jie ten vaikai stato kažkokius ten upelius, tiltus, jiem negali nekišti, vaikai frustracijoje, o mano vaikas sėdi visas baloj, aš tik tai sakau, žinai, tik po užpakaliu pakiš koją, kad puslė apsaug, visas šlatas kiaurai, balos ten mirksi ir aš tos visas mamos aplinkui, tos vaikus tik tai. O aš sėdžiu ir apsimintu kerpės, stengiasi jas nežiūrėti, nes jos į mane negali irgi žiūrėti, nes galvoju, kad aš kažkokia beprotė. Tai, tiesiog vaikas nustoja sirgti visiškai. Ir to, ką sako Auksė, aš mielai jam virčiu valandą tą košę ir pati tada turėsiu ją valgyti. Ką jis valgo, aš geriau nepasakosiu, gerai, kad valgo papildus. Kapsulės, tiesiog sukramta visas. Auksė sako, kad išspjauna, maniškai viskas skanu, viskas sukramta ir tiesiog džiaugiamės, kad visiškai nevisirgo vaikutis. Tai ką jūs pirkom? Tai praktiškai nieko nauja. Tuos vitaminus, tada... Kiek tablečių? Vitas vienas? Žinot, dabar nuo 1 iki 3, netgi dabar mes labiau einam prie tų omega-3 karotinoidai ir trenenas, tų valgo daugiausia. Aš duodu nuo 1 iki 3 Vitas Quert tablečių, visą tą trijulę, kaip minėjau, omega-3 karotinoidai ir trenenas. Šiaip jeigu duodat 3 tabletės vaikiškų, tai nereikia treneno, jau užteks vaikui. Ir viskas, dar duodu karts nuo karto acidafilus, nes labai svarbu vaikam, kurie nevalgo daug tų rūgščių pieno produktų, tiesiog žarnynas negali pasisavinti tam tikrų medžiagų ir irgi tiesiog jų trūkumas susidaro. Ir viskas, taip atidarau dėžutę ryte, jisai taip tim susirinka, o gali šitas 2. Tai nuolat vyksta dėrybos,
kad 2 jau geriau nereikia. Jo, produktas yra nesveika. Iš tikrųjų, kaip sakau, ir duonos nereiktų persivalgyti, jeigu po 4 kepalus kasdieną suvalgysit, irgi nieko gero nebus, kad ir labai sveikos. Ir dar vieną Rina dalyką paminėjo, kad sakė, jeigu virčiau košę, tektų valgyti pačiai. Tai labai stebiuosi kartais tėvelis, kuriem ten vaikam kokie 7, 8 metai, 10 metų ir sako, mano vaikas tai košės nevalgo, jau išaugo. O sakau, kodėl išaugo, tai čia sakau normalus maistas. Nu, bet nevalgo, sako, nemėgsta. O tai sakau, tu pats arba pati valgai košę? Ne, sako, kiaušinienį įsikepu, sumuštinį pasidarau. Vaikai yra kopijos, jiem galvoju užsifiksuoja tą, ką mato jūsų lėkštėj, tą ir jie nori valgyti. Galbūt to nepasako, jiem dar ten darželį valgė košę, kaip ir viskas gerai. Namuose, nu gerai, čia tėvai ten ant aukštesnio stalo valgo, vaikai tarkim prie savo kokio mažesnio stalo, dar viskas gerai. Bet kai jie atsisėda prie bendro stalo, jie pradeda kopijuoti, nesąmoningai kopijuoti. Tai jeigu norit vaiką, kuris maitintųsi sveikai išauginti iki didelio, tai turit praktiškai valgyti tą patį, ką ir jie. Nes jeigu jūs valgysit iš McDonald'o nusipirkę bulvytės parsinešę, o jam virsit grikių košę, žinokit, jie ko gero greitai nebus. Jisai valgys irgi McDonald'inį maistą. Tai va, vaikai yra jūsų kopijos. Tai vaikas auga iki mokyklos. Dabar mokykloje atsiranda dar didesnė problema. Duodam vaikam pinigėlių ir jie gali nusipirkti šilto maisto. Bet dažniausiai taip nebūna, nes prie mokyklos yra kioskas, koks nors greito maisto, kokia nors kavinukė ar dar kažkas. Ir jie dažniausiai prisiperka ten ir čipsų visokių visko. Ir aš kartais, kai važiuoju po mokyklas skaityti apie sveiką mitybą vaikams, tai kai jie papasako, kad ten valgo, tai man toks stresas lengvas ištinka ir galvoju, mano vaikas augais, tai tuoj bus irgi mokykloje ir aš jam duosiu pinigų. Tai va, tai tokiem vaikam iš tikrųjų reikėtų, kaip sakau, pirmiausia rodyti gerą pavyzdį. Ir jeigu taip atsitinka, kad tas vaikas, nu kaip sakau, pirmokas, jam į tą mokyklą eiti stresas, dar darželėje kažkur buvo miela auklėtoja, kuri ten ir ant kelių palaikė ir tie patys draugai, su kuriais šalia lovytėj miegojo, o išėjo į mokyklą, tai nei mamos, nei tėčio, nei sesės, nei tų draugų, auklėtoja kažkur laksto, iš vis dėmesio jį nekreipia. Toks vaikas galbūt nenori eiti į mokyklą, dar reikia 45 minutės išsėdėti suolį ir dar matematiką skaičiuoti, nu tai šitas. Ir tokius vaikus labai dažnai atveda į polikliniką, jie būna skauda pilvą. Nuo ko skauda pilvą, neaišku. Toks fiziologinis skausmas, tiesiog jis neturi aiškios priežasties, arba pradeda rūgštys jam kilti, arba pradeda jis vos nevemti tenais rytais, nes jam kažkas yra blogai. Tai aišku, daug su tokiu vaiku reikėtų šnekėtis, daug kreipti į tokį vaiką dėmesio, gal iš tikrųjų jisai ten mokykloje ten skriaudžiamas, ar jam šiaip negerai, arba draugai nepatinka, galbūt tada reikia pabūti geriausiu tuo draugu jo, bet yra dar kita pagalba, tarkim, ką galima fiziškai padėti tokiam vaikui. Visą laiką, aš atsimenu, ligoniniai nežinojau iš tikrųjų, kol dar yra kardinalda, tai mes skirdavom alijošių. Alijošių, gryną, jis yra pirkti vaistiniai, vitrinis, ten kainuoja apie gal 70 ar 80 litų. Tik tai liepdavom skiestinis, koncentratas ten geras, kaip sakau, ir vaikai jo nemėgdavo. Jeigu dar su kokiom apelsinų sultim atskėčia, viskas tvarkoja, bet jeigu ten liepdavom suvalgyti jam šaukštą, tos tyrelės, tai aišku, po savaitės ar 2 ateidavo mama, sako, mano vaikas spurtos ir į tą alijošių žiūrėti nebenori. Tai GNLD radau tokį dalyką kaip alijošiaus gėrimas. Ir tokiem vaikam yra, daviau savo vaikui paragauti, galvoju, gers, negers, pažiūrėsi. Tai čia yra ir citrinos, ir ženšenio, ir padarytas skonis kaip limonado. Tai geras dalykas toksai, kad jeigu vaikas skundžiasi iš tikrųjų rūgščių kažkokiu kilimu, jeigu netgi mes tokiem vaikam darom tas vadinamas endoskopijas, užmigdę, pasižiūrim, būna lengvi gastritai, dažniausiai jie, manau, to streso nuo aplinkos pasikeitimų būna ir vyresniems, aišku. 4., 5. klasė, kai jie jau nebenori mokytis ar panašiai ir jie ieško kažkokių priežasčių, jiem yra kažkas negerai, dažniausiai per skrandį visiems tiem vaikam atsiliepia. Tai tada rekomenduoju, žinokit, tikrai alijošiaus gėrimą, kuris, kaip sakau, man tai kaip limonadas. Ir tiem vaikam dažniausiai turbūt yra kaip limonadas ir nereikia šaukštis kabinti to tikro alijošiaus, arba ten močiutėm gaminti namuose, spausti tą alijošių su medum, su citrina trinti ir kiekvieną dieną gerti tam vaikui. Jeigu mėgsta, žinoma, viskas tvarkoja. Tai būtų pirma turbūt tokia pagalba, kad nereikėtų gerti vaistų. Ir tikrai ne vienam esu padėjusi ir suaugusių žmonių, kas turi gastritus.
praktiškai nuo vieno butelio baigėsi tie vaistų gėrimai, kurie yra jiems įprasti nuo vaikystės, dažniausiai nuo tos 1 klasės. Ir galima šito klausimu padėti. Kas dabar dar mokykloje atsitinka, galbūt papasakos Evaldas, nes turi biškį didesnių vaikų, kaip jiems sekasi ganai sirgti ar būti sveikiems. Sveiki, čia turėjo žmona stovėti, jinai ten gydo pas mus visus, bet jei šiandien atsiskaitimas, tai aš kažką bandysiu prisiminti. Pas mus 12, 8 ir 4 metų vaikai ir praktiškai viską, ką jau pasakoju, jeigu jau pilvo skausmai, tai aloe, bet tai aš ką norėjau pastebėti, ką pats gerai pamenu, tai pas mus nuolat būdavo vaistinėlėje daug tokių visokių peršalimų, tablečių, ten purškalų. Ir dabar galvoju, ką aš galėčiau prisiminti, kas ten pavadinimus bent jau. Tai tuščia, viską esame išmetę, nes galiojimas pasibaigė. Prieš 2 metus, kai mes atėjome į GNLD, tai vaikai antibiotikų neragavę yra. Visus peršalimo tokius slogas, ten likas kažkokias tai išsigydom jau su papildais. Kvėpavimai visi ten dar. Tai dar vaistinėliai tikrai yra aloe vera gelis, nežinau, ar čia dar bus įsidėtas. Tai kai vaikam labai jautri nosytė, tai sloguodami, tai tepasi labai gerai gydo. Mes dar česnaką duodam jau temperatūrą. Aišku, nuo temperatūros vaistai tai čia jie yra likę. Kai aukšta pakyla, tai jau mes... Bet tai česnakas, garlikas. Tai vaikam duodam. Vitaskverą daugiau. Vitaminą C. Ir daugiau tai mūsų nelabai tokia valgus yra. Tik mažoji dar. Bet kai serga, tai jie valgo. Ir omega tada išgeria, ir būtinai flavonoidų. Tai va, ir per kažkiek laiko praeina. Dabar, kai nevalgus, tai mes nutrišeiką tikrai turime. Kiekvienas turi po dėžutę savo, asmeninę. Ir jie, jeigu matom, kad mažiau mėsos valgo tas, jie patys negeria nieko. Reikia viską priimti. Tai matom, jau ten eina laikas su jie, tokio spagečiai, dar kažkas. Tai tada jau pasiūlau nutrišeiką. Šiaip tai jie dabar pakeitė mitybą su manimi. Tai košių valgo daugiau. Nes aš kai mečiau svorį, tai turėjau pasikoreguoti geriau valgyti, sveikiau. Tai patys vaikai kopijuoja. Iš tikrųjų labai pakankamai gera profilaktika vaikam, ypatingai rudenį, pavasarį, kai yra pačios geriausios sąlygos virusams, visokiams skraidyti aplink mus ir parduotuvėse, ir mokyklose, ir darželiuose ir panašiai. Tai vitaminas C tikrai yra draugelis, kaip sakau, visų ląstelių, jisai ir prie imuniteto prisideda, ir prie kraujagyslių prisideda, kuriam reikia ten jisai pasisavinimas. Tai imuniteto draugas yra labai iš tikrųjų didelis. Ir vaikam tai aš sakyčiau, kad OLC geriau skirti negu kad ilgo veikimo, dėl to, kad kiek reikės, tiek pasisavins. Kaip sakau, kiekvienas vaikas individualus ir jeigu jūs ten tas 5 tabletės suvalgys, tai nieko baisaus ten labai netitiks. Jeigu jam reikia organizmui 5, tai 5 pasisavins. Jeigu jam reikia vienos, tai jisai iš vienos gaus tą vitaminą C, o visą kitą išeis iš kur atėję. Tai va, garlikas. Irgi toks neblogas iš tikrųjų maisto papildas, nes ne visi vaikai mėgsta česnaką. Mano vyresnysis labai mėgsta, ten galėtų galbūt ten turbūt valgyti, bet gal kažkokiu tai medžiagų, kaip sakau, trūksta, nes vos ne pats lupasi ir čia sako, duok mama man ant duonos ir panašiai.
Tai garlikas yra geras tuo, kad jeigu jau pradėjo, kaip sako vaikas, oi čia pradeda čiaudėti, jam biškį gerklę pradeda graužti, pirmoji pagalba. Po 2 kapsulės, tabletės, tiksliau sakyčiau, 3 kartus per dieną. Per pusryčius, pietus, vakarienę ir jisai gaus pakankamą česnako ir laiškinių svogūnų dozę tam, kad tą imunitetą greitai sustiprinti ir atsikratyti tų tik pradėjusių sėsti kvėpavimo takuose bakterijų. Jeigu jau kai pereina toliau, tai tikrai reikia nesiimti gydymais visų maisto papildų išdėliojus, reikia žiūrėti, gal tikrai tam vaikui reikia vaistų, gali atsitikti tokia bėda, kad ten turės kažkokį plaučių uždegimą panašiai, tai nenusipurtyti galbūt ir antibiotikų, bet reikia tada vartoti tiksliai, kaip pasakė gydytojas, ne taip, kad vaikas susirgo, temperatūra aukščiausiai, 60 dienų antibiotikus, pagėrėm 2 dienas, nukrito temperatūra, viskas, mano vaikas sveikas, mes jam daugiau antibiotikų neduodam, čia negadinsim organizmą ir panašiai. Ir 60 dienų ir išgerti reikia dar 10 dienų, dėl to, kad bakterija sėdi, tiesiog nebėra tų klinikinių požymių, bet nužudyti, kaip sakau, reikia, o toksai neatsakingas vartoju, nevartoju, geriu, negeriu, tai padarysit savo vaikui dar blogiau, dėl to, kad jisai pradės būti atsparus daugumai antibiotikų pasiesančios bakterijos ir paskui reikia stipresnių ir stipresnių antibiotikų. Ir jeigu taip jau atsitiko, tai niekada nepamirškit, kad yra gerosios žarnyno bakterijos. Kaip jas reikia atgerti? Tai 2 valandų intervalu nuo antibiotikų. Jeigu išgeria antibiotikus, tarkim, nes būna antibiotikų, kurias reikia 4 kartus per parą gerti, būna, kad tik reikia 2 kartus per parą gerti. Tai 2 valandos praėjo nuo antibiotikų gėrimo, galima tada gerti žarnyno gerasias bakterijas. Tada antibiotikas neužmuš gerų žarnyno bakterijų, kurias išgerėte, ir tai nebus be reikalo. O gerti reikia, dėl to, kad antibiotikai užmuša ne tik tas bakterijas, kurios atsisėdo plaučiuose, gerklėj, kvėpavimo kažkurioje daly, kvėpavimo takų, tai užmuša viską, žarnyno gerasias bakterijas ir tada pradeda silpti organizmas ir pradeda kauptis kitos bakterijos. Tai tam, kad tą organizmą iš karto sustiprinti, neleisti jam sustiprėti, praktiškai nuo pat pirmos tabletės antibiotikų reikėtų gerti ir gerasias žarnyno bakterijas. O dar geresnis yra variantas, tai prieš miegą vaikui, va tokiam, kuris, tarkim, jau ir nustojo antibiotikus gerti, praėjo kursas, dar 4 savaičių, kaip sakau, dar neišsiplovė dantų, bet jau pavalgęs, ruošiasi miegoti. Jeigu mažesnis, tai kapsulę galima išpilti, jeigu didesnis, tą kapsulę praryt. Prieš miegą tiesiog 1 kapsulė, 2 kapsulės, jeigu didesnis vaikas įsiplovė dantis ir reikia miegoti. Tada per visą naktį tos bakterijos sklinda per visą organizmą, jos dauginasi, siejasi storajam žarnyne ir iki ryto jau pakankamai būna tas organizmas sustiprėjęs. Tai šito dalyko reikėtų nepamiršti. Dabar paauglystė. Ar yra čia daug turinčių paauglių, vaikų, anūkų ir panašiai? Tai va, tai turbūt labai gerai žinot, kad tokie paaugliai dažniausiai jau papildų, tai mes negersim, čia niekas negeria, čia mes iš viso savo keliais lekiam, tu mama, čia mums neaiškin, ką čia mums reikia daryti, mes viską žinom, dietų laikytis panelės mokam, nes žurnalai ir internetas pilnas prirašytas. Ir dažniausiai tokie vaikai, mums vaikai, kaip sakau, jiems tai jau jie suaugę žmonės. Jie jau turi savo nuomonę ir čia, mama, tu man, kaip sakau, nepadarink smegenų, nieko aš čia nedarysiu. Ar galim tokiam vaikui kažkokiu tai būdu padėti, pagelbėti ir panašiai? Nu jau kai serga, tai sako, nu mama jau duok, jau gersiu ir viskas bus gerai, bet jeigu neserga, tai turbūt ir nenori nieko gerti. Tai tokiem paaugliam dažniausiai problema iškyla, kai iškyla spuogai. Kai pradeda kaltis spuogai, tai jie tada jau mama kažką daryk, mama padėk, arba ten gal einam pas odos kažkokią daktarę, nes jau nebežinau, ką man daryti, kai visas tas veidas išvagotas. Čia niekur nepasislėps. Pradeda gamintis hormonai. Pas berniukus vyriški hormonai pradeda jiems ir ūsai želti, ir tas balsas keistis. Jie pradeda darytis kitokie, vyriškesni. Pas moteris krūtys atsiranda mėnesinės ir panašiai. Vėlgi tie hormonai daugėja. Vieną dieną jų daugiau, kitą dieną mažiau. Kol organizmas pats susitvarko, jis nežino, kas jam ten daros, tai tų hormonų kiekiai, kai šokinėja ir pradeda, sakau, lystis spuogai, nuotaikos keistis. Vieną dieną mama, tu čia gera, kitą dieną tave mama gali pasiūti kur nors. Tai tokiem vaikam gana tai šiek tiek gali padėti. Galiu ir aš padėti. Liepti suvalgyti po 0,5 kilogramo kopūstinių daržovių per dieną. Jeigu jie valgys.
dėl to, kad kopūstinėse daržovėse yra medžiagos kruciferuso, kuris yra panašus į hormonus ir jisai jungiasi prie receptorių, hormonų receptorių ir šiek tiek apgauna. Receptoriai jie visą laiką prisijungia tų medžiagų, galvoja, aha, hormonų turim, viskas pradeda biškai normaliau, netokiam dideliem bangom, truputį rimti, jau galvoja, čia viskas aš vyras ar ten moteris, jau viskas darosi ramiau. Jeigu nėra galimybė suvalgyti tų kopūstinių daržovių, tai yra įeina ir brokoliai, ir kalafiorai, kopūstai, auginti kopūstai galų gale, tai galima padėti savo kruciferusų. Tokiems paaugliams po vieną kapsulę per dieną, tai jau manau įsiūlysite. Kokia gal bloga ta diena būsit mama, bet vis tiek įsiūlysit, jeigu norėsit jam padėti. Aišku, yra visa linija ir veido priežiūros, tarkim, priemonių, kurie galėtų padėti, bet šiandieną nepasakosiu, dėl to, kad čia ne mano sritis ir aš ten nieko neišmanau. Tai bent jau maisto, jeigu vaikas suvalgo tikrai tas kelias porcijas kopūstinių daržovių, padarėt kopūstų su morkom, ar ten sriubą kažkokią tai išvirėt ar dar kažką, tai viskas tvarko, gali nevalgyti, kaip sakau, to kruciferuso. Bet šiaip tai pagalba yra tokia pakankamai nemaža paaugliam, kurie turi problemų su tais hormonų šokinėjimais. Kas dar? Dabar jau paauglių gal nelabai duosit vitaskvėrų. Sakys, mama, tu čia man vaikiškų vitaminų, tai tikrai neduok. Tai jau tokie žmonės nuo 12 metų dažniausiai skaitomi suaugusiais, jau jiems yra ir suaugusių vaistų dozės. Tai tą vitaskvėrą keisčiau formulę 4. Dėl to, kad jau čia yra viskas subalansuota kaip didesniam žmogui, pagal jo normas, pagal suaugusio normas. Tai va būtų paaugliui tokie du buteliukai, jisai gali gerti, gali negerti, bet dažniausiai ypatingai pastebėjau vyresnius berniukus, kurie nori ten raumenų prisiauginti ir pastorėti, pastambėti, kad būtų ir tos masės visos, tai jie jau ten papildus visokius viską geria pakankamai mielai, kad tik būtų stipresni, gražesni ir panašiai. Tai formulė 4 tikrai sportuojančiam, judančiam, daug galvojančiam organizmui pasiūlyčiau, ar jis tai būtų 50 metų vaikas ar 18 metų vaikas. Atsiprašau, gal galite pasakyti pavadinimą dar kartą to butelio? Formulė 4. Tai va, panelėm dažniausiai yra problema, kad jos nori turėti ilgus nagus, mamos pinigų dar kiek neduoda, kad galėtų prisiauginti arba pasidaryti gelinį lakavimą. Tai dažniausiai jos galvoja, kaip čia tuos nagus užsiauginti, nusilakuoti pas draugį ir panašiai. Tai turbūt tokia pagalba dar turint, kaip sakau, jeigu pakankamai normaliai valgo, tai kviečių gemalų aliejus. Tai ir plaukų struktūrai pagražinti, ir tai odai padėti truputį, ir nagams, jau merginoms, tai jau čia toksai kaip stebuklingesnis dalykas, tai paauglėms, merginoms, aišku, vaikinams, jeigu gal ir vaikinai labai nori ilgus priešus nagus daryti, tai irgi būtų tokia pagalba. Tai jeigu jau mamų paklaus vaikai, ką čia man mama, aš noriu čia gražių nagų ar panašiai, tai galit pasiūlyti ir tokį dalyką, nes buteliukas kainuoja pigiau negu vieną kartą nueiti pas gerą manikiūros specialistą. Ne, kviečių gemalų aliejus su vitaminu E. Taip atrodo pasakiau. Ir dar tokia problema atsitinka, jeigu pastebėjot, kas turit mažesnius vaikus, jiem niekada netraukia raumenų. Niekada. Nu, jie tokie guminukai varos, visą dieną bėga, bet jie niekada nesiskundžia, mama, čia man kojas skauda, ar ten raumenys traukia, ar dar kažką. Paauglystėje atsitinka toksai dalykas, kad pradeda traukti kojas ir baisiai pradeda traukti kojas, ypatingai jeigu sportuojantis vaikinai, merginos yra, tai jau jie vakare pareina ten mišlungiai beprotiškai, kaulus visus skauda ir nežinau, kas darosi. Tai kai įsijungia va ta visa hormoninė sistema, susidubliuoja, kaip sakau, su visur greitu augimu, prasideda didžiulis magnio ir kalcio trūkumas. Ir vėlgi reikėtų papildyti, kaip sakau, jeigu gyvena jaunuolis kaime, turi galimybę išgerti to kaimiško pieno, suvalgyti varškės, suvalgyti kiaušinių, gauna tų lapinių daržovių, ir aš to nebus. Bet jeigu miesto vaikas nuo asfalto, kur gauni iš Maksimos baltą kiaušinį be jokio ten spalvoto trynio, tai dažniausiai toks trūkumas yra. Tai vėlgi kalcį, magnį galima tokiem jaunuoliam jau papildyti patiems, jau čia mamoms nereikia už juos valgyti, jau jie gali išgerti patys. Kaip dabar paskaičiuoti, kiek reikia? Šiaip tai 3 tablečių užtenka dienai suaugusiam normaliam žmogui, bet jeigu sakau paauglys, kuris
tikrai intensyviai sportuoja, tai nieko tokio, jeigu bus dozė dvigubo, tai yra 6 tabletės per 3 dienas. Bet vėlgi reikia žiūrėti pagal pačius požymius. Jeigu nustoja tas kojas traukti, tai yra paprasčiausiai žiūrėti pagal situaciją. Gali būti daktarėmis, mamos, jau tada viskas. Daugiau nieko nenoriu pasakyti. Aš žinau, gal astą galiu pakviesti. Ai, dar noriu iš tikrųjų labai padėkoti, noriu padėkoti labai Astai, kad čia mane pakvietė. Noriu padėkoti draugė, savo vienai, kitai, kurie atėjo, iš tikrųjų labai ačiū, Indrai, kuri mane atvežė. Bet labiausiai tai noriu padėkoti čia visiems konsultantam. Nes jeigu jūs nebūtumėt čia atėję, nebūtumėt atsivežę svečių, tai aš čia su Indra, nei su Asta, 3-4 nebūtume ką reikia. Iš tikrųjų, tai labai labai smagu, kad visi susirinkot, atėjot, nepagailėjot to gražaus vakaro. Pažadėsi dar pas mus rudenį atvažiuoti. Po jos nenusilaušiu, kuris. Gerai, labai labai ačiū tau iš tikrųjų ir nepabėg dar įsime. Prieš kelionį siunčiamą pradėjau išgerti. Bet aš klausiau ir galvoju, wow, gyvenime nebūsiu tokia specialistė, visų buteliukų žinovė. Ir taip negalėsiu, ko gero, papasakoti apie visas reikalingas medžiagas. Dar viena mintis, kuri sukosi mano galvoje, tai buvo, kad vaikus auginti neapsimoka. Ir turbūt visi tėvai tai žinome. Bet trumpai, kas man yra GNLD. Man GNLD, nes aš ne kokia ten specialistė, aš esu Dailės akademiją baigusi, faina moteris. Ir man GNLD yra tiesiog parduotuvė. Žinote, kuom gera, kad ją nereikia eiti. Kad aš galiu, sėdėdama prie savo kompiuterio, susivesti į krepšelį daiktelių, kurių reikia man, mano vaikam, mano nervuotam vyrui ir padariusi pavedimą internetu, sulaukti, čia jau mano paslaptis mažytė nuo Aivaro, gražaus ir jauno DPD kurjerio. Mes su jo trumpai pasišnekučiuom, jis man suneša dėžes į kambarį ir aš netgi sutaupau, tai yra labai labai džiugu. Ir 14 metų jau nei valymo, nei skalbimo priemonių, nei omegos 3, nei C vitamino, nei gerųjų bakterijų nebeinu pirkti nei Maksimoje, nei Iki, nei Rimi, nei Norfoje, nei Kremų Kristijanoje. Tai man yra tiesiog labai patogus apsipirkimo būdas. Ir šiandien su viena konsultantė labai miela kalbėjau, jinai sako, Asta, tu nepatikėsi, kaip man gerai. Aš niekada nebeinu pro tuos miltelių skyrius, kur ten pastoviai čiaudų ir mane tai labai alergizuoja. Bet nepatikėsit, kodėl aš stoviu čia. Nei specialistas, nei žinovas, nei dar kažkas, kodėl aš stoviu čia. Todėl, kad GNLD, kuri pasaulyje jau yra nuo 1958 metų ir veikia 58 pasaulio valstybėse prieš 54 metus suprato giliąją žmogaus psichologinę sąrangą. Kad jam nepatinka reklamos per televiziją, nepatinka stendai, nepatinka skrajutės pašto dėžutėse, jis jų neskaitęs išmeta. Jam labai patinka reklama iš lūpų į lūpas.